Man atrodo, mes patys čia grįžtame. Nu, čia tikrai grybų apsimokėtų apsivalgyti. Ką, tu jau čia įsigydėjau? Nerealiai čia ne mes klaidžiam, čia labiau patinka, ne suzikai. Ką nepamatyta tikrą gyvenimą. Važiuojam į turą, į kurį labai vėluojam. Važiuojam pasivaikščiot po rajoniuką kažkokią. Kolumbietišką Medellin rajoniuką. Nu ką, varam ieškoti savo gido. Nu, su gidu susitikom šiaip ne taip, ne? Bet čia irgi biškio oro trūksta, galiu pasakyti. A ne, Kamilė? Nu ir ant galų išleisim Kamilę pašaukti. Ey, saludos para Eugenia, saludos para la morra, esa mujer vale la pena. Rajoniukas tai nenormaliai, atrodo žiauriai šustrai, ne? Man kažkaip primena greiti ir visi tokie ten laksto per tokius namus. Nu tai kaip Brazilijai. Nu. Šustrai žiauriai. Kasičioką traukė bachuriukas. To 80s and the 90s, okay? So guys, before, guys, watch out there, watch out. So guys, before this area, before used to be like as long, yeah? Before, like I said before, before there were utilities, facilities, this place used to be like as long, yeah? Like Mumbai, yeah? Maybe you know Mumbai, yeah? Yeah. Yeah? So guys, oh, like a Brazilian favela, yeah? Jau vieną vietinį praėjom, jisai taip sako, labai man čia patinka, kad čia vaikščia. Gal čia naktį nelabai fainai. A ne, Kamilė? Oh, yeah. Okay. Bien, bien. ¿Qué más? Debo estocar, ¿eh? Me gusta hacer follaje. Tranquilo, mi hermano. Bienvenido, parcero. Guys, these are cyclic. It's like $3, yeah? Oh, cool. Nežinau, ką mes čia dabar darysim. O. Wow, trippy. Jeigu mums neduos čia jokių narkotikų, tai koks tolkas čia buvo? Čia kai įsideda akinis, įsivaizduoja, kad o. Ai. Žiauriai šustrai atrodo.
Nu, čia tikrai grybų apsimokėtų apsivalgyti. Kokios gatvelės spalvingos, ne? O ir galima su tuo, kaip jis vadina, eskalatorium pakilti viršų. Ką, tu jau čia įsigydėjau? Kiek toks alkoholis neišgydytas, aš to taip sakau. Nemlaikyk. Kodėl Kamilė šnekiniai? Ką tau nepatinka? Nerekomenduočiau, nes čia paėmė, pasodino, žiūrėkite vaizdą, nei gražiausia vieta, nebuvom nieko, eikit nusipirkti los, čia tik prasidėjo turas, žiūrėkit, čia dabar jums pašoks, dabar duokit pinigų. Žiūrėkit, čia dabar tą, eikit alaus nusipirkti. Ir čia kol ateit pažiūrėt, kur tikrai įdomu ir gražu jau sutemo. Nu jo. Visas pagrindas. Man atrodo, mes patys čia grįšim ir prabėgsim viską. Žiūrėk. Blemba nerealūs vaizdeliai, tik tai šitą viską čia verkia. Jo. Biški Dominik Toretto čia nusipirks. Nerealiai, čia ne mes klaidžiam tom favelom, čia žiauri šustrai. Tikėjaisi, kad taip, grinai kaip? Čia yra, kai žiūri tos filmus, visokius greitirisiuotė, ir kaip jie ten laksto, ir tikrieji tokie Latin Amerikai, jie tokie, kaip gyvena, va čia yra grinai, kaip aš turėtų būti. Sargiai, Kamilė. Dicen que ellos son gangsters, viven con mucho exceso de confianza. Opa, čia biškiau geriau. Nu, blemba. Tai gerai, aš čia galėčiau gyventi. Fainai pamatyta tikrą gyvenimą, žinai. Tai kada čia kraustaisi, Kamilė? Nu, tu nori kartu ar tu ate? Aš kartą einai. Po šito, aš tikrai Medellin gyvenčiau. Nu ne, aš iš tikrųjų varau į Aziją kur nors tada. Tu gali čia pasilikti. Tavo Pietų Amerika, mano Azija. Vo, čia jau labiau man patinka. Maybe we can go see his house. Maybe we can go see his house if he lives here. So basically, it was hard for the cops to come up here.
įsivaizduoju, čia gyvenčiau aš su maluma, savo ramiai. Žinau, net nežinau dabar, ar man čia labiau patinka, ar patiko Cartagenos Old Town. Ta prasme, man Cartagenos Old Town labai patiko. Bet man atrodo, man čia labiau patinka. Net ciucikai. Nepatikau aš jam. Bad person. I was like, nice dog. Yeah, it looks like a nice dog. Yeah. Alright. Čia paklausti, žinai. Kamilė nepatenkinta, nes nepriejom prie rankų. Teks grįžti. Aš nieko prieš, man čia labai patiko. Tai aišku, aš ir noriu. Kaip ir sakiau, iš pradžių čia reikėjo mum eiti patiem, nežinau, kodėl sakau šiandien, kad reikia paimti turą. Nu, bet gerai pravedžiojo čia tuos keliukus, žinai, kur būtumėm tikriausiai nėję. Nu, jo. The cartels, yeah? The gangsters, the mob. The same guy that took over this area in 2002 with helicopters and tanks, they became like the cops in the area because they were, in that moment, they were defeating the communists. That's why, as a reward, they became like the cops, yeah? Aš jums išversiu, ką jisai kalba, nes čia iš tikrųjų net nelabai jo girdėjusi. Šiandieną komunai 13 vis dar veikia kai kurie karteliai, tačiau jie prarado didžiąją dalį įtakos. Vietiniai kartais kreipiasi į juos, nes jie greičiau sprendžia problemas nei policija. Karteliai taip pat palaiko tvarką rajone, todėl dabar komuna 13 yra daug saugesnė nei būdavo anksčiau. And this money is not a few, yeah? It's a lot of money. It's like you pay, if you are arguing in the area of fighting for, you pay like $200 in one day. So guys, that's why everybody get along in this area. You don't see anyone like arguing or fighting each other, yeah? Because otherwise they pay like a lot of money. Yeah. Yeah. So guys, thank you so much. Thank you so much. The tour is over. Guys, if you wanna take a Uber or a taxi, this is like a meeting point, yeah? This is a place to meet up, yeah? Nu ką, viskas traukiam dabar į savo rajoną ir žiūrėsim. Oba. Hello. Netrenk durų. O, kodas. 1, 4, 6, 1. Sergei, daryk. Gracias. Pala, kur mes gyvenam? Ai. Tai tu einam čia pasivaikščioti, ar tu nori pas mus pažiūrėti, kas yra? Tai galim... Tai einam pas mumis pažiūrėti, ar einam prasieisim, sakai? Pala. Kažkas reikia aštuntą. Kad mes... Nu va, mes grįžom pas savo rajoniuką, parodysim dabar savo rajoniuką, ne? Aš jau biškį atsigavau, galiu išgerti. Kaip sakau, nėra daug alkoholis nesutvarkyti. Taip. Varam į pisciną. Aš jau pasakyti visiems, koks tu esi labai impress, kad aš taip moku gerai šnekėti. Kamilė, iš tikrųjų nemažai ispanų kalbos moka, aš buvau nustebęs. Kada ir kaip išmokai? Lengva. Tuščia. Oi. Šabarabara. Ai, uždaryta. ¿Tinta o rosada? ¿Tinta o rosada? Rosada. Tai jau geriau čia įšokti, bent jau netoli reikės eiti namo. Dabar, kadangi biški kamera viena išplaukė pasimaudyt, praleidom keletą dienų filmavimo, tai dabar reikės atsimti
Medellin filmuoti kiekvieną dieną, kiekvieną žingsnį. Oi, žalytė, kaip pakrepo. Šiaip tai šūsrai atrodo, čia ne geras toksai... Na, bet jau čia irgi čia koks nuo ketvirtadienio prasideda tūsas. Sakė, sekmadienį viskas numirė, ne? Kostan Road. Kostan Road. Bet čia bet galėsim reikia žiūrėti žmonių vasėti. Va, matai? Tai mes jau prie pat to baro, į kurį tu nori eiti, galim ir eiti. Man atrodo, va, ten, va. Bet čia labai šiaip daug žmonių. O cheeseburgeris nėra picas. Norėtum... Man tai nuoks ten vidoj. Kodėl? Ką? Tai galim nueiti pažiūrėti, kaip atrodo bent jau, ne? Show and leave is in 50 minutes here. Dance, professional dancer. Oh, perfect. That's best seat in the house. Reikia jau beveik į pabaigą. Ko jau turim energetinių. Nežinau, kiek čia išeis nufilmuoti šiandien, bet kiek išeis tiek. Susitiksim rytoj turbūt. Man atrodo, šiandienai viskas, o rytoj ryte lekiam į kavos... Aš čia sakė, kad filmuosime. Tai nenori. O rytoj lekiam į kavos plantacijas. Tai parodysim... Maniau, nei galvos, skauda, nei bloga. Tai vienu žodžiu, rytoj pamatysim kavos plantacijas. Čia nesibaigiantis balius.